Sveiki, Karolina iš Kemperiai 365 ir noriu pristatyti kemperį, kurio dar Lietuvoje nebuvo. Mes jį atsivežėm, pardavinėsim, nuomosim. Tai va, Sunlivingas A75 SL. Čia yra ant feto bazės 140 arklio galių. Jo aukštis yra 3,9 m, o ilgis 7,39 m. Ir čia yra 5-vietis kemperis, 140 litrų švaraus vandens, 85 litrai nuotekos. Tai ką turi šitas kemperis? Alkova. Iš vidaus matysi, ten yra netgi 3 langai alkovai, kas yra tikrai labai daug ir duoda jums daug šviesos. 16 colių lieti ratlankiai. Beje, čia yra bamperis dažytas baltas spalva, tai reiškia yra papildoma opcija, kad gražiau atrodytų. Laiptelis įlipimui, centrinis užraktas, langas, kad matytumėt, kas ateina. Čia yra tualetas, standartiškai 19 litrų, visi apie jį, manau, jau atmintinai moka. Čia vandens pasipildymas, geroj vietoj nesumaišysit su dizeliu. Bagažinė, neįtikėtino dydžio bagažinė. Šildoma, čia yra nuotekų šildymas, jeigu važiuosit žiemą, visada įsijunkit. Čia yra dar niša daiktam pasidėti. Čia taip pat galit matyti, kiek vandens jums liko. Tiesiog dėl informacijos. Yra apšvietimas, 12 voltų pakrovimas, 220 pakrovimas, vandens nubėgimai. Tada apsaugos kampų, kad jums bagažinė kuo ilgiau gerai atrodytų ir nenusidaužytų. Laikikliai iš abiejų pusių, daiktams, kuriuos vešit, ir laiko 150 kg. Tai tikrai nemaža bagažinė daiktams. Tokiuose bagažinėse aš siūlyčiau dėti sistemas, kad smulkesni daiktai jums neįsimėtytų. Sunlivingo galas jau yra atnaujintas, LED žibintai, naujas dizainas. Viršuje yra įdėta originali Adrijos kamera, parodysiu, kaip jį rodo. Galinė vaizdo kamera yra iš karto integruota originaliai feto medijoje ir tikrai labai kokybiškas vaizdas. Taip, patekimas į bagažinę iš abiejų pusių. Čia yra 2 dujų balionų laikymo vieta su crash sensoriu ir aš visada klientams rekomenduoju pirkti dujų filtrą, kad tiesiog dujos švaresnės patektų į šildymą, į šaldytuvą, į viryklę. Kainuoja apie 65 eurus, bet tikrai tai yra verta to. Elektros pajungimas, čia dizelis ir tada vidus. Taip, medija 7 colio originali feto, tada yra klimato kontrolė, čia yra mechaninė pavarų dėžė, vairas su oda, su mygtukais, kurie galit valdyti mediją, kruizo kontrolė. Kemperiuose yra visada labai geras jausmas, toks laisvės pojūtis, erdvės, kelionės ir teikia džiaugsmą. Teikia džiaugsmą odinis vairas, kuris čia yra medija, visa kokybiška įranga, tikrai labai smagu yra ir kviečia keliauti. Dar, kad jums būtų lengviau keliauti, tai yra trekšinas, kuris sukabina ratus, retarderis, jeigu važiuosit per kalnuotas vietovės, leisite, kad jums neužkaistų stabdžiai, čia yra pagalbinė funkcija. Termo užuolaidos arba apsauga nuo saulės, nuo šalčio, nuo šviesos, čia yra susidėjimas. Kaip ir minėjau, 140 arklio galių. Čia labai patogi vieta vasarą įsidėti buteliuką, nes jis bus šaltas, kaip kondicionierius. Ir čia tada daug vietos dar pasidėti gėrimams. Kad būtų patogiau vaikščioti iš kabinos, lovą pasikelia, arba kada miegat jį nusileidžia. Ir šitie stoglangiai. Žinot, nesijausit klaustrofobiškai, nebus, kad trūksta jums erdvės ir beje toj vietoje yra skaitimo lemputės ir matot USB pakrovėjas. Adrijos kemperiai yra šildomos alkovos, tai kai žiemą keliaujate yra labai svarbu, kad nesušaltų alkovoje. Kai pirksit kemperius, pasitikrinkit. Tikrai jūsų būsimas kemperis turės šitą šildymą ir aišku yra tinkleliai nuo iškritimo ir brotelis, kad čiužiniai jum nepelytų, nekauptų drėgmės. Spintos. Daug laikymo vietos. Ir man patinka šitie užraktai, jie tokie tvirti, nesulūž. Va čia yra daug vietos pasidėti. Čia yra
5 sėdimos vietos, sėdintys žmonės čia turės pakankamai erdvės, stalas didelis. Jeigu reikia, galit stalą prasiplatinti. Ir jis labai lengvai vėl susiskleidžia. Šitas kėdės atsisuka, kad turėtumėt didelę jaukę svetainę, visi kartu leis laiką. Visur apšvietimai, čia skaitimo lemputės, kitoj pusėje skaitimo lemputės, USB jungtis. Ir čia yra oficialiai 5 diržai. Ant visų durų ir langų yra tinkleliai nuo audų. Šildymas yra Truma 6E. Tai reiškia, kad tai yra kombinuotas šildymas dujomis ir elektra. Jeigu jūs pasijungėt kemperį į 220, tada reiškia, jums taip pat šildosi ir gali šildytis ir dujom, ir elektra, arba tik elektra. Šaldytuvas 142 litrų su atskira šaldymo kamera. Jeigu nustatysit automatą, jis pats parinks, nuo ko šaldyt, ar nuo 12 voltų, ar nuo elektros, ar nuo dujų. Čia dar viena laikymo vieta. Virtuvė. O, kai faina virtuvė yra šalia 220, tai jeigu pasijungsit kemperį 220 arba turėsit inverterį, kuris padarys taip, kad visos rozetės pastoviai turėtų 220, tai galėsit jungtis ar kavos aparatą, ar dar kokią nors virtuvės įrangą, kuri jums reikalinga. Langas, kai gaminat, atsidarykit, standartinė 3 degiklių viryklė. Ir tada čia daug laikymo vietų. Nu, tikrai, čia 5 dideli stalčiai, tokie ilgi. Tikrai užteks virtuvės reikmenims susidėti. Toliau einam. Tai yra 2 kambarių kemperis, galim taip sakyti, nes su tualeto durim jūs galit atsitvert ir turėti privatumą. Taip, dušas standartinis, pakankamai erdvus, su 2 nubėgimais. Tai, kad jums nebūtų, žinot, baseino, greitai nubėgtų vanduo, kai einate į dušą. Su apšvietimu, ventiliacija, pasikabinti rankšluosčiams arba drėgniems rūbams. Beje, kondicionierius jis yra tokioj vietoj, kad jums šaldys ir svetainę, ir miegamąjį. Jis veikia nuo 220, bet taip pat, jeigu jūs susidedat galingas saulės panelės, įsidedat 2 ličio akumuliatorius ir dar pasidarot inverterį, tada pas mus servise galite padaryti taip, kad net nepasijungę 220 galite turėti veikiantį kondicionierių. Tai bet čia užsukit pas mus ir mes papasakosim. Tualeto erdvė, čia laikymo vietos, čia dar daugiau laikymo vietų. Tualetas standartinis, na ir kriauklė. Čia dar galima pasikabinti rankšluosčius. Laikymo vietas grindyse. Čia dar batams, ar nešvariem rūbams, kaip kam patogu. Taip. O, kokia didelė vieta. Ir netgi šildoma, kad rūbai būtų šilti žiemos metu. Galite važiuoti slidinėti, čia pasidėti rūbus, jie pradžius jums. Ir tada čia yra kabykla, lova. Didžiausia lova kemperiuose. Tai yra, pažiūrėkit, kokio į dydžio. Užima visą galą, čia yra plotis virš 2 metrų, ilgis apie irgi 2 metrus, parašysiu, patikslinsiu matmenis, tai iš tiesų neįtikėtino dydžio, tai gali būti arba kaip viena didelė lova, arba gali būti kaip 2 atskiros lovos. Netgi kopėtėlės padėjo, kad mažesni vaikiukai galėtų patogiai lipti. Ir čia dar viena laikymo vieta. Čia vienas iš tų kemperių, kurį tikrai telpa daug daiktų. Ir čia yra dar irgi 3 laikymo vietos. Jaukios gražios užuolaidos, dideli langai. Šitas Sunlivingas turi labai didelį tokį šviesos ir erdvės pojūtį. Mes turime didžiausią kemperių parką Baltijos šalyse. Užsukit pas mus, jeigu domina šitas arba bet kuris kitas kemperis. Tai jo kaina 65 000 plus PVM. Ačiū, kad esat ir iki.